Balandžio 23. Nukritusi į gerą žemę sėklą, tai tie, kurie klauso žodžio, išsaugo jį tyroje ir geroje širdyje, ir duoda vaisių kantrumu. Luko Evangelija 8 skyrius 15 eilutė. Kiekvienas, kuris nori būti pasiaukojantis, būtinai privalo būti romus, nuolankus ir pasiruošęs mokytis, nes kitaip jis greitai išsuks iš pasiaukojimo kelio. Taip pat jis turi išmokti ugdyti viešpaties malonę, paklūstančią kantrybės taisyklėms, nes kantrybė yra būtina įsižadant savęs, ir kartais pakeliant neteisybę, kai nėra galimybių jos išvengti, tačiau nepadarant skriaudos viešpaties reikalui, arba kuriam nors iš jo žmonių. Tai taip pat reiškia, jog turime ugdyti brolišką mandagumą, žodžiu ugdyti pilną Dievo valią mūsų širdise ir gyvenime. Tai yra meilė, kurią turime pasiekti labai aukštame laipsnyje, kad galėtume nugalėti. O tai turime padaryti dar prieš pasibaigiant mūsų pasiaukojimo darbui. Dora, sąžininga ir gera širdis – tai pati geriausia mūsų nuosavybė, kadangi tokiom širdims Dievas duoda tiesą, tokiose širdise tiesa pasilieka ir per tokias širdis tiesa veikia, duodama gausingą vaisių, kuris galiausiai subręsta įgaudamas Dievo panašumą, reikalinga visiems, kurie kartu su Kristumi norės dalyvauti karalystės reikalų tvarkyme. Klausimai: kokius turėjau išbandymus susijusius su šiuo tekstu? Kaip juos priėmiau? Kokios buvo pasekmės? Nukritusi į gerą žemę sėklą, tai tie, kurie klauso žodžio, išsaugo jį tyroje ir geroje širdyje, ir duoda vaisių kantrumu. Luko Evangelija 8 skyrius 15 eilutė.